Aš vėl reise. Aš vėl į reisą. Dabar esu jau prie sienos. Važiavau. Šeštadienį išvažiavau, nes nusprendžiau, kad neverta čia man sekmadienį važiuoti, nes paskui reikės 2 dienas iš eilės labai, kaip sakant, varyt non-stop 2 dienas net be sustojimo, tai galvoju, aš geriau išvažiuosiu šeštadienį vėlai vakare, apie kažką 8 išvažiavau. Kažkaip miega nesinorėjo, jau labiau prieš reisą visada miega nesinori, tai detraukiau iki pat sienos, nors planavau tik tai iki Varšuvos kažko Konino, bet detraukiau iki pat sienos, tai dabar labai gerai va. Pavalgysiu ir tada iki Hanoverio, ten reikės susitikti su vienu vairuotoju, tai štangas kažkokias, tai tikėkime, ten su jo problemų nebus. Nu, gal jis ten tiesiog fūra tik kažkur tai savaitgaliauja. Nu ir paskui vakare tą naktį iki Düsseldorfą nevažiuosiu. O Lazdijose. Kokia eglutė. Ir kaip visada toks greita eigis. Tas traukinys, keli žmonės sėdi. O jūs prenumeruokite, laikykite, komentuokite. Dėkui labai už prenumeratas, kurie čia mes pasiekiau jau 313 prenumeratorių. Labai dėkui. Na, aišku, aš manau, padėjo, ne mano video padėjo, bet šiek tiek pasireklamavau per kitus socialinius tinklus. Tai manau, iš tenai atėjo, nes kažin ar iš tenais kas nors dėl to, kad aš tenai tą video įdėjau. Vat įdomu, vienas video peržiūrų 100, tik tai kito 1000. Ir kitur atrodo, kur įdomesnis video, kaip mažiau peržiūrų, o kur nieko gero, tenai daugiau peržiūrų, taip irgi nesuprasi. Nu, oi, čia va, ramiai važiavai per Lenkus. Nespėjai įvažiuoti į vokiečius ir jau nervinis tykas jau. Iškart nervinis tykas nuo pat sienos pasitinka. Atpratau važinėti, taip sunkiai važiuojasi. 1,5 valandos pavažiavau, jau aš pavargau. Bet aš niekur neskubu, nes pasirodo tasai turistas, kuriam aš turiu perduoti, jis dabar yra Olandijoje. Ir be 11 vakaro jisai niekur nejudės, nes jis negali vokiečiais važiuoti. Tai dar kol nevažiuosi iki to Hanoverio, čia bus 2 valandos nakties. Tai aš dabar galiu ramiai savo stot, va čia bus Burger Kingas, dar kažkokie tai stot ir iki 10 vakaro kimarint. Tai čia dabar jau labai, čia dabar daug jie paliulijo, tai jie čia dabar visi iš tų savo fazendų namo grįžinėja. Papuoštas ekskavatorius. Paspaudėte laiką, paspaudėte prenumeruoti, ar pakomentavote ką nors. Čia Dortmundo tunelis. Nes va tik taip atmerkė akis Vokietijoje ir iš karto nespėjai išvažiuoti, iš karto būtinai tavo pusėj kamštis. Ir vietoj 10 minučių važiuosi pusę valandos. Va tik išleisk į autostradą. Kol važiavai šunkeliais, viskas gerai va. Tik išlindau į autostradą ir tik pirmą posūkio jau kamštis. Nenusakau. Aš jau kartais galvoju pradėti tai šunkeliai, iš vis autostradas išimti iš maršruto. Bet tai tai šunkeliais labai laiko daug sugaiši, ten irgi lėtai važiuosi. Ir blogai, kad irgi, jeigu nieko neturėsi, neplenkti, negalėsi, irgi bus nekas. Bet tos autostradas nužudyti baigia. Važiuoju šunkeliu, viskas gerai, tik įlendi į autostradą ir labą dieną. Kamščių darytojai. Tuščia autostrada, va. Tuščia autostrada. Ko čia kimštis? Nu, ko kimštis? Nes visi sulenka kaip užmygė. Tai jau darosi, žinot, taip graudžiai, jau ir juokinga, ir graudu, ir pikta, ir visos emocijos. Va, tik įlindai į autostradą ir nuo pirmų minučių vėl kamštis ir remontai. Nu, aš jau nebežinau, jau ir juokas, ir piktis, viskas ima vienu kartu. Absurdų teatras jau darosi. Tai kaip visada nemirtinga. Važiavau taip, kažko norisi
Ai, pica, bet aišku, kažkaip man toks įtarimas, čia pica. Ai, matot, aš mažą užsisakiau, dėl to, aš galvoju, kaip man čia nesigauna. Bet man taip kažkaip keistai maža suma gavos. O aš užsisakiau mažą picą, dėl to man suma neįėjo. O, tai labai tas įpakavimai tokie, nu nieko. Vis kažkas tai. Iš pradžių galvojau sumaišę, kad čia lazanija, bet visgi spagečiai. Nu ką, planas. Chuliganas. Nėra ką filmuoti, nes viskas, kas buvo praeitą savaitę, aš lygiai tą patį darau dabar. Išsikroviau per visą pirmadienį, iki pietų, iki 1 valandos ir tada kimarinau iki antradienio, nes tokiais tempais niekas nieko nekrauna. Tai šiandien irgi dar nuvažiavau, vienas detalės, tai irgi tada davė pastabą, kad atvažiuočiau vėliau. Nes aš atvažiuoju, taip manau, kai turiu laiką, kaip man ten paleidžia vienose detalėse, taip ir atvažiuoju. O jiems tenai kažkaip per anksti ir jie tenai paskui, kaip sakant, su irutė ir dar būna dokumentai neparuošti, tai irgi, žinok, ant sąžinės sėdi, tai irgi menkas malonumas, kai ten už peties ten stovi. Tai sako, biškai vėliau atvažiuoja, kad 11:30 ar 12 valandą. Aš tenai, kai sakau, nebespėja mano tempais krauti. Šiaip būtų buvę viskas gerai, jeigu manęs nebūtų čia dar į Eindhoveną nusiuntę pasiimti kažkas tai tašės. Ir aišku, aš ją turėsiu laukti, kol pasiimsiu, nes žmogus tik nuo 5 bus. Bet aš sakau, tikrai nesulauksite, kad aš tenai 5 valandą Eindhovene pasirodyčiau. Nes sakau, ten savižudybė bus. Ten tam Eindhovene tenai 2 valandas aš tenai pravažinėsiu vietoj 10 minučių. Tai galvoju, ne jau, ačiū, sakau, be 8 vakaro manęs tenai tikrai nebus. Bet ir tai dabar pirmyn atgal turėjai suvažinėti, nes nu ką čia sėdėsi kaip bomžas, tai vis tiek važiavai iki to savo autohofą, kur gali simaudyti, pavalgyti skaniai, tai nors pavalgiai. Nebrangiai, 9 eurai, nu aišku, šiaip brangoka sakyčiau, bet tu gauni, bet ten tokia, nu žinai, labai daug. Tokia balta duona, kepta su kiaušinės, grybai, salotos, dar ten kažkas, nu vienu žodžiu, bet ten persivalgai. Ten dar žiūrint, ką paėmė, nes kitur būna, tu net negali suvalgyti, ten tiek daug būna. Aš toks tokia, nei persivalgai, nei taip. Bet žinot, kame problema? Aš nepasiėmiau jokių zakusonų, nieko, net parduotuvėje nebuvau, nieko, jokių zakusonų neturiu, nieko. Ir man, žinokit, jau yra lomkės. Vat žinokit, tikrai, tas cukrus yra narkotikai. Aš jau vakar man pradėjo lomkės pamažu eiti, nu bet dar kažkaip kentėjau, dabar tu persivalgiai čia šiaip kitko ir taip kažkaip tai jau bala nematė. O dabar aš liko tik tai vanduo, tai gerai, kad tas vanduo toks biškai kaip, nu, su skoniu, vitaminais, tai toks biškai kaip saldumas yra, bet va dabar aš rimtai jaučiu lomkės. Jau man, žinok, aš einu ir galvoju, ką man čia saldaus suvalgius, tokio kaip desertą. Nors atsigerti kokią, nors Coca-Colos kokio, žinai. Ir nieko neturiu. Nu, vienu žodžiu. Bet kenčiu, galvoju, vis tiek. Ką čia dabar eisi, važiuosi parduotuvę vien, kad nusipirkt kažką saldaus, tai, bala nematė. Tai vienu, nes šitą buvo 5 eurai tiramisų kažkoks, bet čia, tai, žinot, kavinėse, tai čia desertai tokie, nu, jie tokie labai maži tokie ir tos kainos neverti yra, tai vien dėl to nepirkau. Olandijai, kokia yra gera radijos stotis klausyti? Kai Lenkijai visi žinome, RMF-as ir kaip ten jisai dar vadinas, Z raidės kažkoks man. Bet šiaip RMF-as, nes jį visur gaudo. O Olandijoje normali stotis, taip maždaug prilygsta Gold FM-ui pas mus, tai pas juos čia Veronika. Veronika. Paskui ar Belgijoje beros dar yra ten stotis Joe. Aišku, biškai blogai, kad jos ne visur gaudo zarazą. Nu, kokia dabar vėl jie čia kamštas dirbtinį kuria. Ir tie, aišku, čia pamatė tos švyturėlius, visi apsikakuoja. Visus ištiko infarktas. Vienas va jau apsišiko, viskas, jisai fūros nebepralenks. Jam jau čionais yra per sudėtinga situacija, jam jau smegenis nebeverda. Jam jau viskas, jam čia autas su apopleksija. Sakau, jos
vokiečius, jau sakau, jau net visur yra anekdotas. Užtenka 2 vokiečių, kad padarytų kamštį. Čia tikra teisybė. Net vieno užtenka. Kaip aš juokauju, vieni yra tokia, pamatys ženklą šokti nuo upės, nuo skardžio, jie ir šoks, nemąstę. Gal ten tas ženklas net blogai pastatytas, gal dar kas nors, jie ir šoks, nes taip parašyta. Ir čia, jie absoliučiai kitur nemąsto. Arba bijo, kaip sakau, bijo savo šešėlį. Nu, dar dabar juokauju, yra 3 kartus skiepyti. Tai su tokia dresuotė, tai užknisa. Padaro kamštį lygioj vietai. Bet čia Vokietijoje irgi grinai dirbtinai kuria kai kur tos kamščius. Grinai matosi dirbtinai kuria. Bet neaišku, kokiu tikslu. Užsidegė. Eik tu peklan. Va dar pavyzdys. Nei pats važiuoja, nei kitam duoda. Išsidėsto per 3 juostas ir bando viens kitą aplenkti 80. Tai jeigu matai, kad nelenksi, kam į tą 3 juostą įlemti? Jeigu bijai važiuoti, tenai, tai važiuok 2 juostą ir nemaišy kitiems, kurie nebijo. Bet ne, vat. Pasivažinėti jau irgi, ar padangas sprogo. Žinote, pas mane Merse kokia yra funkcija, kad per reikalą nespaudaliotum garso signalo. Kai paspaudė garso signalą, atsijungia autopilotas ir tu jo daugiau įjungti nebegali. Nebent, aišku, užgesinsi mašiną ir vėl iš naujo užvesi. Čia taip sakoma, kad nepiknaudžiautum garso signalu padarė, kad atjungia autopilotą. Tai vienu žodžiu. Kas gali paaiškinti Varšuvos fenomeną? Kaip aš juokauju, iš ko pažinsi, kad jau artėja Varšuva? Tai kad likus 60 kilometrų visi važiuoja tik tai 2 juostą. Dar juokingiau būna, kai būna iš vis tuščia autostrada, bet vis tiek važiuoja 2 juostą. Dar geriau būna, aš net kartais juokiuosi, 2, 3 juostui, kamštis ten kolona didžiausia, visi slenka, ten vos pavažiuoja. Aš 1 juostą važiuoju, visus lenkiu ir galvoju, ar jiems tenai gal negera, bet kas jiems yra. 1 juosta visiškai tuščiai, tenai jinai niekur nenusuka, jinai toliau ten ir važiuoja. Tas pats kaip 2, 3 juosta, bet visi sėdė kamščiai, bet aktyviai niekas į 1 juostą nevažiuoja. Gal ten sakau, jie skaito, kad 1 juosta tik tai važinėja tik tai P ar kas nors, nežinau. Jau net juokas ima jau, bet ir nervas ima, kai važiuoja tuščia autostrada, turi ten lenkti visus 2 juostą. Ir plus jie kamštį daro. Ir dar, kad tie 2 juostą jie važiuotų greitai, kai aš būna 2 juostą važiuoju, kartais tingi tenai skarot, bet aš tai važiuoju 120 kažkur tai. O tenai būna tokių, kur 90 važiuoja, bet tokie smaugas, tai kamštį daro. O, vėl kažkoks gaisas, ko aš čia šiandien daras? Vėl kažkas dega. Bet šakas jau. Šiandien turbūt tokias grinai jau tik ką, kur dega, 2 mašinas jau mačiau. Kita ten irgi fūra sudegusi. Kas čia šiandien darosi? Bet jau ir būtent šiandien. Jūs neįsivaizduojate, koks kaifas važiuoti, kai kelias tuščias. O dėl to aš mėgstu naktį važiuoti ir stengiasi naktį važiuoti, ypač per tokias Varšuvas, visokias tokius didmiesčius, kad kaip gero važiuoti, kai kelias. O tik tai aš tik tada pajuntu, kad kaifą vairavimą ir kad aš mėgstu vairuoti. Na, pakalbėkime tokia tema, kuri šalis, iš mano praktikos, šiuo metu tokia yra palankiausia, geriausiai važiuoti ir panašiai. Nekalbu apie čia, šį kartą kalba ne apie vairuotojų mentalitetą, nes apie mentalitetą tada visai netitiks tos šalis, bet šiaip pagal bendrą tą tokią tvarką šalių, nes kiekvienoj šaly yra vis kitokia tvarka. Kaip, pavyzdžiui, mūsų valstybė yra policinė valstybė, jau ten ir jinai, kaip aš suprantu, kopijuoja vokiečius, grinai kopijuoja vokiečius,
nes vokiečiai irgi yra grina policinė valstybė ir vat lyginant, vat kurioj šaly, vat kaip vairuotojų yra lengviau važiuoti, vat tokio mažiau streso, tai šiuo metu man pavyzdžiui yra Lenkija. Na, nežinau, aš net nekalbu jau grynai apie miestus, nes miestuose čia irgi yra ir radarų, ir visokių ribojimų, ir panašiai, ir taip toliau. Bet kažkaip taip, bet vis tiek nėra tokios įtampos. Ir bent jau, pavyzdžiui, Lenkai autostradoje leidžia tau normaliai važiuoti. Aš įvažiuoju į Lenkus, nu žinokit, tikrai pasidaro lengviau kvėpuoti, nes tu pagaliau gali vairuoti. Ne tai, kad tu, bet pagaliau galiu vairuoti. Nes nėra kažkokių tai ribojimų, beprasmių, kažkokių tai nesąmoningų, kur tenai parašyta nelygus kelias ir 80. Nu ir kur tas nelygus kelias, nesuprasi. Nu, tokių nesąmoningų ribojimų kažkokių tai. Ir pavyzdžiui, aišku, Lenkų autostrada, ypač va tava Varšuvos Berlyno, nežinau kaip čia vadinasi, Volnoščia, kaip, bet aš čia Varšuvos vadinu, tai Varšuvos Berlyno ta autostrada, ir jiems labai, nu, tokia, galim sakyti, yra gana palanki, nes jinai yra tokia praktiškai tiesi, be jokių tenai didelių mazgų kažkokių, tai tenai vienintelį tokie du mazgai, tai yra Poznanas ir Varšuva, kur tenai visą laiką būna geriausia važiuoti naktį. Bet ir tai, kad ir yra dideli labai mazgai, jie tau vis tiek leidžia važiuoti. Kaip pavyzdžiui, kokiam vokiečiuose Berlynas, naktis, tamsu ir ten naktį, Berlyne yra tuščia, nė vienos mašinos, ten važiuoji vienas kelyje tenai. Ir važiuoji, ir ženklas 60-80 ir slenki. Nu galvoju, tai nors naktį jūs pakeiskit tą ženklą, matos, jisai yra vartomas, nereikia jo keisti, jisai automatiškai ten galima pakeisti. Tai nors naktį leiskit važiuoti 100. Ne, važiuokit 60-80, nors kelias tuščias. Tuo tarpu Varšuvoj, kur tenai atrodo eismas, ten ohoho koks būna tenai, ten šakės. 90-120 gali važiuoti. Aišku, nereikia labai tenai atsipalaiduoti, kadangi yra vidutinio greičio radarai tenai virš to Varšuvoje. Tenai Varšuvoje, ten autostradai, tai yra radarai vidutinio greičio. Bet ten reikia labai gerai pasistengti, kad jie tave pagautų, kadangi gali važiuoti 90-120. Nu tai ten turi, aš nežinau, kaip lėkti, kad tave pagautų. Nu ir tu greičiau 120 tenai jau nebepalėksi. Nes, aš net sakyčiau, geriausia važiuoti 100. Ir jeigu taip 100 važiuoji, tai geriau važiuoti trečia juosta, ta pačia kraštinė, kur greitai važiuojasi. Ir tai reikia būti galytinai atsargiam, geriau labai nelėkti, nes tenai labai daug yra varijotų, lėtapėdžių ir visokių tenai nesąmonių. Plius važiuojant greitai geriau laikytis atstumo ir nesėdėti ant uodegos kam nors, nes jie kartais mėgsta staigiai stabdyti kam nors tam priekyje užmigus. Todėl irgi reikia. Todėl geriau prie Varšuvos būti atsargiau, nes kiek avarinių situacijų visokių, tai dažniausiai prie Varšuvos, bet tu vis tiek gali greitai važiuoti. Tu vis tiek gali važiuoti greitai, nėra tos įtampos. Ir tu nejauti tokio persekiojimo didelio. Kaip pavyzdžiui, įvažiuoji į vokiečius, jau pasienyje stovi bagas, zolas, policija ir dar neišmėta mašina, bempas. Jau medžioja iš kiekvieno kampo. Čia, aišku, Lenkai dar krūmuose sėdi dar su radaru. Ir vokiečiai beje, jie žymiai geriau maskuojasi negu lietuviai. Lietuvius mes dar pamatome jų radarus. Ir ypač jeigu matai mašiną stovi. O vokiečiai labai gerai maskuojasi ir tų radarų nelabai matosi. Nu ir tuo tarpu Lenkijai aš dar nemačiau su radarai stovinčių. Dažniausiai jau stovi policija, tenai iš rankos matuoja. Jau ten iš tolo matai jau stovinčius. Ir Lenkai labiau mėgsta gaudyti su nežymėta mašina, todėl Lenkijoje reikia biškį atsargiai, ypač aplink Bilistogą tenai jie mėgsta sukaliotis. Nu, kartais, aišku, kitur, aišku, pralekia, bet mėgsta nežymėtas mašinas. Tai pas juos yra, man atrodo, Škodos liktai yra kažkas juodas, BMW ir pilkos Audinės arba Volkswagenai kažkokie tenai. Na, aišku, kitokių ten gal būna, bet tiek užmačius esu. Tai bet ir tai jie daugiau, ir šiaip jų tie visi policija, tie visi
nežymėtos mašinos, tokias tenai krūmas, jeigu tenai su tokiu radaru, ten sėdi tokiu su rankiniu, tai dažniausiai jie tenai miesteliuose, tose šunkelėse, kur ten tie miškai, vidukia visokie, kur tikrai yra, kaip sakyčiau, jau, kaip sakant, jau turi greičio laikytis. Autostrado jie kažkaip tai jų nelabai matos, nebent ten kartais pasirodo, arba nežymėtam gal važinėja labiau. Ne taip kaip vokiečiai tenai, ten kiekvieno kampo tave gauda. Nesvarbu, ten pavojinga ar nepavojinga, pinigaujasi jie visur. Tai va, tuo atžvilgiu jie man labai patinka, kadangi tu pagaliau gali vairuoti ir pakelti akis nuo spidometro ir važiuoti maždaug pagal kelio situaciją ir visą kitą. Nes kitur, ypač Vokietijai, tu pavargs nuo tos įtampos. Nes tu visą laiką turi žiūrėti radarą, nedaug dievė viršysi greitį. Turi ieškoti tų radarų, kad nepakliūti. Paskui bijoti tų visų tarnybų, kad tavęs nesustabdytų. Nu, labai tokia įtampa tokia didelė. Ir labai nervuoja, kai va tie ženklai tokie yra bereišiški, kur ten, nu, matai, kad ten nėra prasmės tokiam greičiui. Ir vis tiek tas padarytas tas greitis. Ir tu turi tenai slinkti, arba ten avarinė situacija net kuria tokie greičiai, nes vokiečiai labai tokie, kaip sakau, jiems infarktas, insultas ištinka pamačius ženklą. Nesvarbu tenai, kokia situacija, jiems stabdis dugna. Tai va taip labai taip pavojinga, aš tokių nemėgstu vairuotojų. Nu tai va, tai šiuo metu geriausia yra Lenkija, va ta prasme. Ir miestuose tų kalnelių nesąmoningų nėra, nebent jau tai tikrai gyvenamas visiškai toks rajonas. Bet čia tik taip pagal tokią valstybės tą politiką, tokią visą. Pagal vairuotojų mentalitetą tai Lenkija tikrai nekas, ypač aplink Varšuvą, tai čia yra tragedija. Važiuoja visi tenai košmariškai, kaip ir lietuviai panašiai. Tai, nu jau artėjant prie Vokietijos, jau padėtis pamažu gerėja. Mentalitetas pamažu jau gerėja. Bet aš nekalbu apie tą mentalitetą, kur taip, oi, čia mandagus, užleidžia, panašiai. Aš šiaip apie bendrą vairavimo išprusimą. Nes, pavyzdžiui, kokioj Olandijai, tai jeigu 100, tai jie daugmaž visi vienodų greičių ir važiuoja. Ir labai lengva tada yra laviruoti, tenai manevruoti ir panašiai. O Lenkijai, nes kiekvienas skirtingų greičių važiuoja, antra juosta trečia ten smaukas ant 90, nors galima ten 120. Nu, tokie, kaip sakant, kiekvienas galvoja tik tai apie save ir kaip jam gerai važiuoti. Ir jisai neskuba, tai reiškia, visi kiti neskuba. Nu, labai toks mentalitetas vairavime, arba tokie visiškai nesiorientuojantis apskritai vairavime. Labai toks, biškai, va ta prasme, mentalitetas prastas. Lenkai geriau apšviečia perėją, kad geriau matytųsi. Pas mus būtų tamsi perėja ir kalnelis. Ką, atvažiuoti iki darbo aš spėjau ir staiga, vat išvažiuojant iš darbo, užėjau žiema, bet taip ir žadėjo pagal orą, kad grinai va tokiu metu ir prasidės. Nu tai va, toj bus linksma. Montuosiu 2 savaičių video, nes tiesiog nėra ką iš ko montuoti, tai vat bandysiu kažką tai išlaužti. Šiaip neskubu, nes nesupras, ar kelias blogas, ar slidu, taip kažkaip, bet greičiausiai kelias vingiuotas, bet taip kažkaip tai pamėtė, galvoju, ai, gal geriau nerizikuosiu, vdruk kelias slidus, o ne kelias blogas. Ne, jų labiau, kai dar esi nepratusi prie žeminių kelių, tai aš pradžiai lėčiau važiuoju, nes žinot, kaip pripratus prie vasarinių lakstyti, tai galvoju, pradžiai reikia prisipratinti, kol įprasiu prie žeminių, tada jau lakstyti dar neverta, nes dar nepratusi. Iškrovimas tai labai lengvas, vienas tik iškrovimas, pilna rūbų esu, dėžučių ir rūbų. Iškrovimas tam pačiam taške. Nu, atstumas toks pusėtinas, geriau negu praeitą kartą, kaip iki Düsseldorfo važiavau, čia reikės nuo sienos Lenkijos, kas 4 valandas tik tai važiuoti, tai pusę velio, dar pamiegoti gal spėsiu, jeigu neužstrigsiu kur nors. O šitą, ten ir prie vietos galima miegoti. Ir šitą labiausiai bijojau, kad man nepridėtų kokiu nors tenai, kai būna prieš šventės dovanėlių kokiu nors, kai reikia tenai tiems pastoviems klientams, ten jie dovanas duoda. Ten reikia vežioti tas dovanas. Tai ačiū Dievui, man jų neįdėja. Ten žiūriu, šalimais muzika stovi, ten kažkoks žmogus važiuos ir žiūriu pas jį ten dovanų prikrauta. Ačiū Dievui, galvoju, kad ne pas mane. Nu, aš pat visai nepakeliui važiuoju.
Nes ten tas iškrovimas ten visai tokioje vietoje, kur ten nelabai tų yra, tų klientų. Tai tas vienintelis klientas, tai matyt visai nepakeliui, ačiū Dievui, aš pasirodžiau, bet pasisekė. Orelis eina su pekla. Dabar svarbiausia, kad nepradėtų šalti. Nes jeigu pradės šalti, bus šakės. Bus slidu, o 1 laipsnis tik tai. Lenkiją kirtau, kelias kaip vasara. Jokios žiemos nebėra. Tik kirtau va Lenkijos sieną prie Lazdijų ir žiemos nebėra. Nuvedot, eina ruožas. Įdomiai. Koksai jaučiu nesimata, labai toksai kažkoks tai kaminas spalvotas. Nu kas čia dabar, kokį padangą, padangą žmogelį, ir toks gražus vaizdelis, taip neblogai atrodo. Saulė spigina iš galo, priekyje atrodo kaip audra. Toks kontrastas geras. Bet vaizdelis gražus. Bet įdomus fenomenas Merso. Turėjau pasikrovus toną su trupučiu. Atrodo jau toną čia viską, virštvoris ten buvo jau viską. Bet aišku, svoris labai tolygiai paskirstytas viską. Ir su ta tona aš daug geriau važiavau. Toks jausmas, kad aš iš viso be svorio važiuoju. Dabar aš važiuoju tuščia. Galim sakyti, 15 kg pasikrovusi. Bet mašina atrodo vos traukia. Toks jausmas, kad aš toną vežu. Kažkaip tas Mersas pastebėjau atvirkščiai, kuo jis daugiau pakrautas, tuo jis geriau važiuoja. Keistai kažkaip. Tuščias atrodo vos juda. Nauji tuneliukai, nauji keliukai, kažkur taip prie Lichtenau. Aš čia esu kažkada važiavus, bet čia naujai viską padaryta, kažkokie tai autostrados apvažiavimai. Tai kaip visada vokiečiuose tai tuneliai tai prakeikimas, 80-60. Kažkodėl Italijoje tai 110 gali traukti. Čia tunelis jau 80. Į kolekciją tiltukas. Aš taip kolekcionuoju visokius tiltukus. Ir paskui darau video. Aišku, nelabai kam įdomu, bet aš jau ten vis tiek nieks nežiūri, tai aš daugiau dėl savęs tai darau tos video. Kaip sakant, jeigu neįdomu, tai neįdomu, nepriversi žmonių žiūrėti. Tai aš daugiau dėl savęs darausi atminčiai. Bet sakau, reiktų saugotis ir kur nors kompe, nes kai tie YouTube'ai ar dar kas nors mėgėjo užblokuoti kokias sąskaitas, tai paskui, žinot, prarasi savo visų 7 metų. Reikės kažkada išsisaugoti, nes maža kas. Visą dieną nevalgai ir nusipirkai Vokietijai. Schnitzelbox. Čia toks geriausias. Nežinau, mane kažkodėl tai, aš nebeturiu nei noro, nei jėgų ten gamintis, čionais tose plytelės, čionais imtas plytelės, čia kaitinkis. Ir man vis tiek kažkaip neskanu, net ir tas pašildytas maistas, kurį pasiema, man neskanu kažkodėl tai. Man labiau noris tokio kažko tai, ką tik tai va tokio pagaminto ar pašildyto. Nežinau, kažkaip tai, kažką be pasiemu, man viskas neskanu kažkodėl tai. Ir jau jėgų net nebėra ten kažką dar gaminti, šildytis. Įdomus efektas gaunasi, kai įpranti visą laiką grįžti, arba važiuoti per Lenkiją naktį, kai būna visur taip tamus, visą laiką naktis. Tai tu visą Lenkiją daugiau pažįsti taip tamsoje, taip naktį. Ir kai tenka važiuoti taip dieną, kai šviesu, tau autostrada kažkokia nepažįstama pasidaro. Kažkoks taip parkingas kitoks. Taip važiuoji ir vietos, net pažįsti vietų. Arba dar geriausia, kai važiuoji ir žiūri, kad ten, kai naktį važiuoji, lyg tai nieko nėra, o dieną tenai vos net ežeras kažkoks tai. Vienu žodžiu, toks efektas visai kitas, net pažįsti vietovės. Kelininkai su eglutėm, Neno viršūnė. Iš pradžių nesupratau, galvoju, kas ten per levituojantį eglutę ore. Bet taip gerai atrodo toks. Nu, Augustavas.
Eglutė, skarota, eglutė žalia. Nu, bet čia jau ne pagrindinė eglė, čia gaisrininkai pasipuošė savo eglę. Girliandą išdėjo ir visai gerai. Va čia va parkas gražus. Gražus parkas. Krosnos eglutė. Kaip pasipuošusi želsva. Nu, neblogai eglutės. Mirga, marga. Marijampolėj eglutė. Bet čia, aišku, įmonės kažkokios tai eglutė. Mantingos eglutė. Irgi neblogai atrodo.